Sveiki, su jumis Ralio žinios ir aš, Greta Kubiliūnaitė. Praėjusį pirmadienį mūsų gimnazistai lankėsi Senamiesčio gimnazijoje. Jie tai darė ne veltui. Senamiesčio gimnazijoje vyko anglų olimpiada. Ką veikėte Senamiesčio gimnazijoje? Buvom anglų rajoninėje olimpiadai. Ar patiko? Taip, nors ilgai užtrukome, sužinojome daug ką. Ar buvo sunku? Užduotis buvo gan lengvas, bet užtruko labai daug laiko. Kokie įspūdžiai iš olimpiados? Kadangi dar neišteisė rašinių, paliko didelį intrigą, kas pateks į respublikinį konkursą. Praėjusį antradienį mūsų gimnazijoje visi mokytojai bei mokiniai minėjo sausio 13 dienos įvykius. Pagerbdami visus žuvusius ir kovojusius už mūsų tėvynės laisvę, mes per pirmąją pamoką uždegėme prisiminimo žvakeles ant langų. Taip pat antradienį per visas pertraukas bei kai kurias pamokas mokiniai buvo kviečiami diskutuoti apie šiuos įvykius. Skaitykloje vyko Augustės Tamutytės parodomasis filmas apie sausio 13 įvykius. Ką jums reiškia sausio 13? Tai turbūt reiškia, kad visiems labai daug, kadangi Lietuva iškovojo savo laisvę. Ką to reiškia sausio 13? Man sausio 13 reiškia labai daug, nes sausio 13 parodo mūsų tokį karingumą, ta prasme sugebėjimą pasipriešinti prieš tokią didžią, galim pasakyti, pas ne kaip imperiją, tai yra Rusija. Iš tiesų mes tai tik įrodė dar kartą, kokie yra lietuviai karingi žmonės, kokie pasirengę dėl savo šalies atsiduoti. Reiškia labai daug, nes iš tiesų tai davė mums be galo daug galimybių, tiek mokyti, siekti, tobulėti ir tiesiog tai man davė ateitį. Praėjusį trečiadienį mūsų gimnazijoje vyko istorijos olimpiada. Tikimės, kad mūsų gimnazistai joje pasieks aukščiausių rezultatų. Ar patiko istorijos olimpiadai? Taip patiko, buvo daug užduočių, kurios buvo labai įdomus. Ar buvo sunku? Labai sunku nebuvo, gal kiek testo užduotis buvo klaidinančios, bet visą informaciją buvo galima rasti šaltiniuose. Ar dalyvautumėte dar kartą? Taip, dalyvaučiau, nes tai yra labai puikus savęs išbandymas. Dėkojame visiems dalyvavusiems mūsų Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotoje akcijoje Knygų kalėdos 2014. Per šią akciją mūsų gimnazijos biblioteka buvo praturtinta daugybė vertingų knygų. Taip pat dėkojame ir džiaugiamės tuo, kad šioje akcijoje dalyvavo ne tik mūsų gimnazijos bendruomenė, bet ir Jonavos liberalaus sąjūdžio vadovas Remigijus Osauskas. Taigi, kokia tai buvo akcija? Čia buvo prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija Knygų kalėdos. Tai labai prasminga akcija. Kiek knygų mokiniai padovanojo mokyklos bibliotekai? Mokiniai padovanojo tikrai nemažai knygų, bet aš norėčiau pabrėžti, kad kai kurios klasės padovanojo ypač vertingų knygų. Ir jiems mes labai dėkingi. Kokios tai būtų knygos, jeigu nepaslaptis? Tai buvo pirmiausia programinės knygos, Altorių šešėlių, kurio mūsų bibliotekai trūksta. Madagaskaras, tokia knyga 12-okai labai mėgsta skaityti ir kuri įeina į programą. Toliau 4E padovanojo be galo vertingą Vaiškūno knygą apie lietuviškus zodiako ženklus, apie kuriuos tikriausiai dar mažai kas žino, kad yra tokie lietuviški zodiako ženklai. Visos knygos bus eksponuojamos bibliotekoje parodoje. Kam įdomu bus, galite ateiti pasižiūrėti, o taip pat internetinėje mokyklos svetainėje. Penktadienį mūsų gimnazistai lankėsi Vytauto Didžiojo universitete. Ten jie galėjo pažinti paskaitų įdomumą bei sužinoti jiems rūpimos informacijos apie tam tikrus mokslus.
Na štai, radau savo gimnazistus raliečius. Kaip jūs čia dabar pasipuošę, kodėl universiteto marškinėliai? Išlošėm. Ką jūs darėt? Šokom. Jos šoko, aš dariau užduotis. Nu, aš geriau, nes jos šoko tik. O kokią užduotis atlikai? Reikėjo nurungti 4 savanorius. Nurungti 4 savanorius su 4 užduotim. Kaip tau pasisekė geriausiai? Šaunuoliai, džiaugiuosi. Kaip jums patiko šitas renginys? Labai patiko. Žiauriai linksmi. Daug sužinom iš tikrųjų apie profesijas norimas studijuoti. Gavom visokių ten lakstinukų, knygučių. Mes su Donatu dar grojom. Jos ratas. Kokiuose paskaitose buvote? Nu, ten buvom, ja. Ten... Ar lankėtės laboratorijoje? Lankėmės. Ne, Ką ten veikėt? Daugiausiai. Buvom chemijos laboratorijos, ten informatikos, mintim valdomi aparatai ten. Nu ir taip toliau, nes, žodžiu, pamatyti reikia. Ar ateityje norėtumėte tokį renginį? Be abejo. O žadate rinktis, pavyzdžiui, šį universitetą ateityje? Galbūt, mintys. Na, manau, kai daugiau aplankysime tokių renginių, bus lengviau ir apsispręsti. Taip. Praėjusią savaitę mūsų gimnaziją aplankė ir buvusi mūsų gimnazijos mokinė, mokytojos Nijolės Rimkuvienės auklėtinė Erika Vancevičiūtė. Tad pakalbinkime ją ir sužinokime, kaip jai sekasi dabar gyventi Airijoje. Sveika, Erika. Labas. Kaip jautiesi sugrįžus į mūsų gimnaziją? Labai gerai, labai jauku ir labai faina. Ar pasilgai senosios mokyklos? Taip, labai pasilgau, turbūt labai pasilgau mokytojų ir mokinių ir labai jauku. Ar mokykla pasikeitė nuo tada, kai tu išvažiavai? Taip, sakyčiau, labai pasikeitė, atsirado visokių labai gražių dalykų ir tikrai pagražėjo, sakyčiau. Ar norėtum kažką tarti gal mūsų gimnazijos mokiniams ar mokytojams? Sėkmės. Ačiū tau labai, linkime sugrįžti vėl ir aplankyti mūsų gimnaziją. Būtinai. Su jumis buvo Ralio žinios ir aš, Greta Kubiliūnaitė.